kai kurie, kaip sakant, prisiminimai paliko apie Pašėtės pastatytą paminklą. Važiuojant į Šėtus, reiškia tiesiai į Ramygaloj, maždaug prieš kryžkelę stovi tas paminklas. Į Pagirius, kur važiuoja? Į Pagirius, stovi tas paminklas. Tai kaip aš atvykau dirbti, tai buvo dar tas paminklas aptrupėjęs ir buvo įmūryta akmeninė lenta, nedidelė lenta, 25 cm, 1863 metai. Kas tą paminklą statė, aš nežinau, bet aš žinau, kad iniciatoriai buvo gintautai ir tikintieji žmonės. Tikintieji žmonės, reiškia, atminimui pastatė tą paminklą. Ir jis stovėjo. Žinoma, jeigu žmonės jį ten nepataisytų, kaip tai nes viena plyta iškrenta, tai jau taip, bet jis jau galėjo griūti. Paskutiniais metais, prieš paskutinius metus galbūt, aš negaliu pasakyti, jį apmūrino. Plytom apmūrino, padidino jam tūrį, kaip sakant, bet lentos tos aš nemačiau. Lentos neįmūrino. Kodėl neįmūrinos lentos, kodėl nepadarė, reikėjo, kad žmonės žinotų, kad čia nėra. Užmūrino tą lentą, bet dabar paskutinį kartą, kai restauravo, ją atidengė ir dabar ją ten jinai matosi. Jau dabar matosi? Matosi, taip. Va, matosi. Aš matai, nepastebėjau, nebuvo, reiškia, dabar jau matosi. Tai aš galvoju, mąstantis žmogus galvoja, kodėl, taip sakant, taip stengiasi lyg tai pamiršti, neįmūryti. Stengiasi nuvelioti iš jaunimo, išimti sąmonės, kad kada tai Lietuva buvo nepriklausoma. Žmonės buvo nepriklausomi, patriotai gynė savo kalbą, savo tikybą, savo tradicijas, papročius, savo šventės. O tai buvo reikalinga sovietams. Aš noriu pasakyti kritiškai, kai kurie mūsų menininkai šito visą nežino. Aš klausiu, tai matai, mes gyvenam ateitim. Be praeities nėra ateities. Senovės laikai Romos imperatoriai kartodavo. Be istorijos žmogus vaikas. Basanavičius taip pat pakartojo, be istorijos, savo tautos istorijos žmogus vaikas, naivus, jį galima už nusės vedžioti kaip nori. Todėl dabar yra tokia tendencija, kad, žinoma, yra patriotų, bet yra tokių iš menininkų. Aš dar kartais sutikęs ir pakalbu. Kodėl jūs, tai reikia gyventi ateitim, praeitim. Be praeities nėra ateities. Be praeities, jeigu žmogus neturi pamato, namas neturi pamato, taip ir žmogaus sąmonė, jeigu neturi pamatos, tai tą sąmonę greit, kaip sakant, galima ją numuilinti, papūlinti, papudrinti ir visą kairą važiuokim. Aš tik žinau tik tiek, kad Mitėniškio, reiškia kaimas buvo Mitėniškiai ir toliau dvaras. Mitėniškių kaimas gyveno Lietuvos tradicijomis. Baigdavosi ūkiniai metai, mano laikais ir paskui aš išvykau ir toliau tęsiai dabar galbūt, jeigu yra tie žmonės dar gyvena gal. Ką jie darydavo? Jie sudėdavo savo, kaip sakant, lėšas, kiek jie turėjo, ir padarydavo šventę. Užpirdavo mišias, padėkodavo Dievui, kad reiškia, derlius, reiškia, buvo neblogas, kad jis nuimtas, kad nebuvo, kaip sakant, šeimos nelaimių. Kunigas atitinkamai, kaip redagavo, pasakydavo pamokslą, tiems kaimiečiams pasakydavo dėkui, kad jūs, kaip sakant, puoselėjate tas tradicijas. Tai taip. Ir atėjo, kaip sakant, Manionis, vardu jau aš neprisimenu. Ir sako, ar galima prie jūsų tą patį pakartoti. Ką mes, sako, mūsų, sako, protėviai taip daro,
O sako, čia dabar nei šiaip, nei taip gali būti. Kartuokite, sakau, jūs turite teisę išpažinti savo tikėjimą. Sakau, ką valdžia sako, valdžia negali už jūs, kaip sakant, kalbėti, kad jūs galite ar negalite. Jūs patys. Jeigu tokia tradicija yra, prašau. Ir antras, prie to prisiminiau antras. Kolūkio brigadininkas Stanišauskas, aš atsitiktinai nueinu pas Stanišauską, kolūkio pirmininkas turi lakstyti visur, matyti, kas dedasi, kaip. Žiūriu, kažkoks tai pasiruošimas pas jos namuose. Yra namas, o kaip čia dabar jie ten gyvena, ten jų virtuvė ten. O čia lyg tai jau, čia taip, lyg tai paruošta. Tai sakau, tai ką čia, šventė kokia, ne šventė. Pirmininkė sako, turbūt nebausite, kad sako, mes, sako, majavą ruošiam. Gegužinės pamaldas, sako, mes ruošiam. Ir sako, čia mes tada norim susirinkti, sako, atgiedoti Marijos, sako, šventos panelės mergelės Marijos, sako, litaniją, pasimelsti, padėkoti, kaip sakant, Dievui, kad pavasaris galbūt gerai praeis, kad pasėti gerai, kad nebūtų mirčių, kad nebūtų nelaimių, viskas. Žinai, Jonas, prisimenu Jonas, sakau, Jonai, švęsk, čia tavo valia, tavo reikalas. Ir nieks nepasakys, koks tai atvažiavęs klierkas iš, kaip sakant, vaizduojantis tarybinį žmogų, kaip sakant, nieks tau nepasakys, jeigu pasakys, pasakysiu, kad uždraudė kaip tokią šventės švęsti. Žmonės, kaip sakant, nutarė švęsti tokią, neduoda jau švęsti. Aš sakau, leidau jau. Ir po viso to, paškviečia manęs, jau vėliau, kaip sakant, žinai, Vaclavai, tu gerai dirbi, bet kodėl tu nestoji į partiją? Tai gal tau sunku dirbti? Ne, man sakau, nesunku dirbti. Gal tu paduok pareiškimą? Sakau, aš paduosiu pareiškimą, jeigu duosite darbo. Man taip nedėjo pasakyti. Norėjau pasakyti, dėl jūsų kaltės aš nedirbu. Nėra noragų. Tu pirmininkė, tu ieškok, iš kur pirmininkas ieškos, kur jis eina, į randą surunda. Nėra akumuliatorių, trūksta traktorių. Daug ko trūksta kolūkį, šiferiai. Padidink karvių fermą 60 karvių, tai yra 30 karvių. O karvių mes turime apie 600. Tai reikia pastatyti, reikia juos melžti. Pipkė pieno neprimelši, kaip sakant, jeigu taip žiūrėsi. Tai reikia kažkur tai gauti pieną. Statėte chemijos gamyklą, pakalbėjo ten su kitais, atveža plytų ten putilom. Tokia padėtis buvo visais atžvilgiais. Bet aš, kaip sakant, dar tada nerašiau. Bet kada jau man pastačiau tas fermas, pristačiau prie fermų pastatą, palikom, sukėlėm telyčias, kad jos būtų jau mamos, kad veršius gimdytų. Ir paskui dar, tai matai tu, taip daryti. A ką sakau, nedarot kitaip? Jie už partijos bilietų raudonų pasislėpė. O aš nepartinis, sustinku Petkevičių ir klausiu, kaip, sakau, draugas, sakau, abudu kavaleravom, abudu pas mergas ėjom, sakau, tu kėdainietis, aš kėdainietis. Tai kaip tu apsisprendei? Žinai, Vaclavai, nusibodo mane, sako, įstojau į akademiją žemės ūkio, baigiau studijuoti žemės ūkio akademijoje. O dirbti kartu pradėjom. Jis jau 15 metus jau baigė, aš tik pradedu. Nutariau įstoti. Bet įstojant pasakiau, aš pasakiau savo irgi, jeigu mane pamatysite girtą, jeigu mane pamatysite vagiant kolūkį, kaip sakant, ten ir panašiai, iš kolūkio,
atleiskite. Arba bauskite 100 rublių. Pinigai buvo 100 rublių. Bet jeigu jūs sakau, tai 5 darbadienis nubrauksiu. Tyli visi, nieks nieko nesako. O viena moteris prieki sėdėjo, pradėjo ploti ir paskui visi pradėjo ploti. Tai tas pirmininkas pasakė taip. Sako, aš negėriau ir negersiu. Bet jeigu jūs gersite, vogsite, tai aš jūs bausiu. Nes už tai mane baudžia, jeigu aš tai padarysiu. Bet aš esu, sako, nepartinis, mane negali nubausti. O kur man nepadės? Nepartinis, nu kai atima per patinį bilietą, tai niekur darbo negausi. Tai sako, aš tai padariau. Va. Ir tai viską sakau, sako, prie partijos komiteto vadovo akių. Jeigu partiniai, sako, tą padarys blogą, tai va tas pirmoji eiliai. Dabar kviečia partinį susirinkimą, jau aš partinis, sako, einu į tą partinį susirinkimą. Jau aš gaidys, einu drąsiai, renkasi, turėjo apie 15 partinių, pusė iš jų stribo buvo, kvorumų nėra. O kai užpuolė, kaip sakant, va šitą, reiškia, pirmininką, kodėl tu nesukvedė? O tas sako, taigi jūs turite partinės organizacijos sekretoriai, dargi mokate pinigus jam už tai dar. Tai tegu jis kviečia, sakau, aš turiu ko kviesti, man yra visuotinio kolūkiečio susirinkimai. Jisai toks geras žmogus, jis biškį mane paklausydavo, tai jis kartais mano žodžius pakartodavo. Tvarkoj, susirinkimas neįvyks, partijos komitetas su savo atstovu atvykęs atideda, bet jis yra įpareigotas, kad sekantį kartą praves susirinkimą. Va. Nu ir kągi, atvažiuoja sekantį kartą. Tai kodėl, sako, kodėl nesusirinkau tada? Tik sako, ko aš žinau, tu sakau, gerbiamas sekretorius, gauni algą. Va. Esi pirmininkų pavaduotojas, tarp kitko padarė pirmininkų pavaduotojas ir algą neblogą mokėjo. Aš 300 gaudavau, o jisai turbūt kokiu 260, 250, dideli pinigai. O jam pravės, kaip sakant, susirinkimus. Jūs dabar 3 parapijose, o jis 5 kolūkius turėjo. Nuėjo, susirinkimą pravedė, laisvą susirinkimą pravedė, sveikai pravedė. Jis po kolūkį nelakščiai su guminiais batais. Va. Liežuvį iškišę. Nu ir tvarkoj, antrą kartą kviečia, bet jau po parašu. Pats pirmininkas pasirašo, tai yra pirmininkas, ne aš pirmininkas, bet jis partinės organizacijos, reiškia, mano pavaduotojas, tai jis kaip pirmininkas jau. Pasirašo ant dokumento, kad tada ir tada toks ir toks, reiškia, privalote dalyvauti. Ir aš gaunu, kadangi aš jau partinis. Gaunu tą dokumentą. Atvažiuoja antras sekretorius organizaciniams reikalams. Tikras jau tas partinis, toks kietas, daugiau kaip stribas. Revoliucija iš tikrųjų, daryt. Taip dabar daryti negalima. Jau kada jau aš buvau pirmininkas, taip negali. Bet kas partija gali antrą sekretorių nubausti? Sniečkus gali nubausti. O čia tai tu lauk, nelauk, jis tau, kaip sakant, per galvą duos išvarys iš darbo ir viso garo. Laukia. Dar mažiau susirinko, 4 ar 5 partiniai nesusirinko. Jeigu vieni, jau tikri partiniai, ten stribai buvę, o kiti partiniai, eiliniai partiniai nesusirinko vėl. Nu ir kągi, pirmas sekretorius jame klausė. Kodėl, sako, anksčiau, partijos sekretoriaus klausia kolūkio, kodėl anksčiau susirinkdavo taip aktyviai, taip pirmininką kritikuodavo, mes paminėdavo, kad reikia, kad augtų partinė organizacija, o partinė organizacija neauga, o jie atsisakydavo, teko pirmininkas stoja, pirmininkas nestoja, agronomas nestoja, sako, inžinieris nestoja į partiją. Pagrindinė jėga nestoja, sako, nori, kad mes čia pradėtumėm. Suversdavo
ant mūsų kaltė. O kada mes įstojom, inžinierius įstojo tiesiai į partiją, va. Agronomas, Mikeno, bet jis atsisakė vėliau dirbti. Va, sveikatą jam neleido. Tai sako, tai pirmininkas klausė tą sekretorius, kodėl anksčiau, sako, taip jis susirinkdavo. Tylim. Sakau, atleiskite, aš kaip partinis turiu irgi žodžių. O kodėl nesusirinkdavo? O sakau, sėdi, sakau, sekretorius, sėdi, sakau, partijos komiteto atstovas, gaunantis pirmininko atlyginimą gerą. Gerą atlyginimą, sakau, gaunama. Gaunantis transportą, kada jam reikia kolkui pirmininkas duoti jam pavažiuoti, ar ten. Kodėl taip gavosi? Užtat, kad jie turi galimybę. Jeigu jis gėrė, neatėjo į darbą, tai pirmininkas, praleido pro ausis. O dabar jis pasakė, aš pasakiau, kad aš iškeliu. Kodėl, Jonas, sakau, tu neatėjai? Kodėl tu neatėjai? Ar prašai mane atleidimo, kad tu, kaip sakant, kažkas tai susirgo, ar ten dar kokia bėda šeimoje, gali nebūti susirgime. Bet tu nieko nesakei savališkai, tu bijai kritikos, o kitą, sakau, su žemė versdavai. Su žemė versdavai, kad pirmininkas, taip, reikėjo čia pasėti. Tai kodėl tu netylėjai, o dabar tyli, kaip sakant. Už tą, kad, sakau, šitam, žinau, sakau, šitas žmogus, sakau, jaunas čia tie susirinko, čia tie partiniai jau gavom kombainą, sakau, reikia džiaugtis, kad gavom naują kombainą. 6 metai užgrų plėtos, taip eina, kaip sakant, naujausia. O tada naujausią kombainą buvo jos vardas Nyva buvo pavadintas. Tai va, pirmininkė, mes jaunas žmogus, jis žada stoti į partiją, tai va, matai, reikia duoti jam kombainą, kad, sakau, jis taip padaro. Mes garantuojam, nepadarys, pirmą galbūt, jaunas, negaudavo gerą traktorių, gal jie nesaugojo, žinote, patikėjau, daviau, pati darbymetė, nuvažiavo jisai į 1 brigadą, Mitietiškis ten buvo, ta visa ta teritorija, o ten yra iškastas, reiškia, rinktuvas. Sintuvai tai tokie griovingi, o rinktuvas toks, kadangi eina čia kaip upelis teka vanduo. Ir čia pat, kaip sakant, keliukas, reiškia, eina. O čia vienas žmogus, čia antras, čia trečias, taip, to keliu važiavo. Gal jisai kiek ir nekaltas, bet kas reiškia? Tai traktorius tas ir tas kombainas, ten viskas sumatuota vienodai, svoris jį turi didelį. Užvažiavo ant krašto, kaip atvažiavo kraštas ir nuslinko. Ir plūkti griovį. 2 metrai. Ratai tiek viršų baisus. Toks svoris krito, tai toks svoris atitinkamai atsiliepia į konstrukcijas. Sulamdėtas konstrukcijas, daug kas ten nutrūko, viskas. Sakau, pasitikėjau. Jeigu ne jaunas buvo, būtų 28 metų ar 7 metų. Jeigu nebūtų jaunas, sakau, tai gal nieko. Dabar, kas reiškia kombainas? 20 000 eurų, noriu sakyti, rublių kainavo. Ir ką darysi, Padaviau pareiškimą. Draugs Volkov, sakau, paduosi pareiškimą, bet aš noriu pasakyti, kad jūs neaprūpinat kolūkių, kaip reikiant. Jūs vadovai, jūs didžiausi rajonų vadovai, Cari Boch rajone. Jūs privalote sėdėti ministerijoje, kad ten yra atitinkami inžinieriai, atitinkamas šitas Šumauskas vėliau buvo, paskui Snieškus. Pažiūrėkite pas jį, ten tokia padėtis bus, nepriims. Sako, aš turiu, 6 moterys. Jis sako, įsakysiu eiti į mišką, jis sako, imti raudonikius ir baravykus. Ir sako, jog yra kaimo krepšis, pilna pririnkti, kiek telpa pririnkti.
Nu ir kągi, nuvažiavo ten, neėjo, kaip sakant, tas brigadininkas, va, Su baravykais. va, nu ir kągi, sėdi rusas. Бог мой Бог. Ну нет где поставить, нет где поставить этих. Сколько у вас? 3 ГАЗ-53. Газ buvo ГАЗ-1, ГАЗ-2, ГАЗ-300, ГАЗ-53, tokia markė jie buvo. Tai сколько там, 35 голов. Не могу. Tada aš siunčiu inžinierių. Ir inžinierius eina su tais. Kirybos. Baravykais. Užžengta viskas. Užėjo inžinierius, здравствуйте. Так ты из той компании стой, reiškia. Tai aš nieko nekalba. Atidengė, šmakš jam po stalą vieną krepšį, antrą. А что вы делаете? Вы меня изнасиловали. Изнасиловали. Ну, Бог с вами. Принять. Ir priėmė, kaip sakant, apie 60 galvijų. Buliukai. Gerai įmityti vasaros metu. Buvo kur ganydavo. Gerus pinigus gavom. Jie atsisakė tokio pirmininko dėl to, kad aš į partiją nestojau. Ir jie susikompromitavo to, kad tokį pirmininką pasiūlė, kaip sakant, davė mane. Davė laikinai padirbėti, reiškia, tai daugiau kaip metus padirbėjau, reiškia, miesto profesinėje mokykloje. Bet aš jau organizavau ten teisės, kaip sakant, būreliai, kad vogt negalima, kaip sakant. Specialią temą buvo, kad tikėjimas, kaip sakant, yra leidžiamas, kaip sakant, partijas, komitetas, partija, kaip sakant, yra reklama, bet žmonės kaip nori, taip gali gyventi, nereklamuoti, neprivartauti, kaip sakant, ir panašiai. Ką jie dabar eiliniai padarys, nieko nepadarys. Bet aš gerai pasirodžiau, ten 2 būreliai atsirado, vaikai buvo patenkinti, kad jaunas žmogus, man buvo tada 39 metai, paveikė gerai. Partinės organizacijos sekretorė nieko man nesako, bet vieną gražią dieną ateina mokyklos direktorius ir sako, draugs Volkus, tave kviečia, sako, į partijos komitetą. Aš galvoju, dėl ko mane kviečia, kad į partiją stočiau. Bet aš jau įstojau į partiją. Ir man, kaip sakant, paskui tik prisiminiau. Partinės organizacijos sekretorė pavardė Ilonytė. Dirbo Lančiūnovoje. Ten bizniuką pradėjo varyti, meilės bizniuką su kolūkiu pirmininku. Ir ją iškėlė, kaip sakant, į Kėdainių profesinę mokyklą dirbti direktoriaus pavaduotoją. O direktoriaus pavaduotojas buvo Ramanauskas, jis išėjo dirbti į televiziją. Taip tai daro. Ir kągi, nueinu, galvoju, aš įtariu, kad čia kažkas tai bus su dėstymu. Nes direktorius turėjo teisę turėti 9 valandas. Savaitė buvo 12, paskui padarė 2. Sako, jūs į pamokas gilinatės, o sako, neadministruoja darbą. Tu pirmaliai žiūrėkite, direktoriaukit, paskui pamokos. Žiūriu, ateina kaip jūs dabar Ilonytė sėdi laukiamajam, 6. Mane ją susigaudžiau. Ir kągi, ten atleido žmogus išėjo, atsidaro durys, sako, prašom įeiti. Tai aš sakau, aš taip įrodau, man, sako, man ir jam. Ir įeinam. Sėdi tą, kaip sakant, partijos komiteto organizaciniam reikalam, kadro reikalam faktiškai, tiesioginiai kadro reikalams. Tai pasakyk, kiek gerbiamas Volkau. Jūs specialistas, taip, aš esu istoriko specialistas. Ir plius sakau, teisininkas specialistas,
turiu, kaip sakant, dokumentus. Va. Tai kaip jūs ten mokinot? Sakau, taip mokinot, kaip mokino. Yra vadovėliai, yra dėstytojas, sakau, taip įdėsto. Ką jis kaip dėstys? Tarybų valdžią versti ar ką? Kas vadovėlį parašyta? Ką jis skaitė, sako, tai ir kitai dėsto. O kaip ten yra su dėstymu 1918 metais? Jūs nepaneigėt tai, kad 1918 metais Bačleis, kaip sakant, sutiko, kaip sakant, reiškia, Lietuvos liaudės, kaip sako, kad tos buržujus, kurie organizavo Kaune, kaip sakant, juos išvaikyti. Bačleis jūs turėjo ginti, sako. Sako, aš minėjau, kad sakau, kad tik Bačleis galėjo apsiginti tie, kurie norėjo, kaip sakant, kad būtų tarybų valdžia 18 metais. O sakau, apie 30 000, sakau, savanoriai stojo. Jie gavo ginklus, jie gavo, kaip sakant, automatus, tai yra kulkosvaidžius, sakau, granatas gavo. Ir mano tėvas, sakau, buvo taip jis sakau, mano tėvas, sakau, tai ką mano tėvas su baštu stovėjo ir, kaip sakant, varė jos, o kitas, kaip sakant, kitam rankoje laikė raudoną vėliavą, kad jūs tik ateikite pas mane. Aš dabar drąsiai kalbėjau. Draus Volkau, nesikarščiokite, sako. Gerai, kad tai, sako, nežino pirmas sekretorius. O pirmas sekretorius pažadėjo man darbą. Va. Reiškia, išvakarėse, beveik išvakarėse, o toks pokalbis buvo su organizacinio darbo, partijos organizacinio darbo atsakingų veikėjų, o jau po kelių dienų jis mane pakvietė, duoda man ranką, sako, tave skiriame mes ypatingos gimnazijos direktoriumi. Tada dar nebuvo vidurinė mokykla. Nes 50 metais panaikino, rodos, ar 51 panaikino vidurinę ir ne vidurinę, bet pavadinimą padarė gimnaziją. Gimnaziją padarė. Mane pasveikino, pasakė, tu organizuok šitą mokyklą. Mes jums suteiksim pagalbą. Meistrai bus, tai yra bendrą lavinimą dėstys bendrą lavinimą specialistai, konkrečią darbinę veiklą, inžinerinę veiklą specialistai. Specialistai bus 9. Jie yra įpareigoti, kurie turės atvykti pas jūs ir dirbti. Iš chemijos gamyklos, iš ligoninės su diplomu. Ne visus išleidžiant, bet jau reikalavimai buvo taip, kurie neišlaikydavo egzaminų, tai duodavom pasikartoti, kaip sakant, arba jie iš viso pradėdavo dirbti. Tokie buvo, žinote, nes buvo tokia, koks kontinentas buvo. Kontinentas, kuris sako, nenoriu mokytis, noriu specialybę, nenoriu kategoriškai. Ir tu ten pūsk, jam nepūsk, jis nenori. Antras kategorija, tai gal galėčiau aš įstoti, o tėvai labai nori. O tėvai kažkoks viršininkėlis nori, kad jo vaikas įstotų, gautų šoferio vairuotojo pažymėjimą ir vidurinę mokyklą, ir kad jis galėtų įstoti, jeigu išlaikys egzaminus į aukštą mokyklą. Šitie norėjo, tokių vaikų buvo daug. Ir buvo tokių, kurie sako, aš nenoriu visą laiką čia sėdėti, nes reikėjo sėdėti, kaip sakant, vieną dieną savaitėje, penktadienį, mokyti specialybės. Ir jis baigdavo vidurinę mokyklą, stodavo į aukštą mokyklą, jeigu gerai mokėsi, toliau, kaip sakant, jis gaudavo vairuotojo pažymėjimą, o jeigu jis yra elektrikas, tai jie neprileidžia prie elektros, reikalinga turi dykumą. Pažymėjimą atitinkamą. Jis gaudavo tą pažymėjimą, jis, reiškia, išeina kaip specialistas ir kaip sakant, dvigubas specialistas aukštoj mokykloj, tekintojas. Jį mokina teoriškai, ten taip, bet pradėjau dirbti kolūkio pirmininko 2 metais jau, ateina pas mane
partinės organizacijos aktyvistas. Va, ar pats matei, va, sako, važiuojant ten į ten, va, pakeliui, jau miesteliui baigiantis, va, toks paminklas stovi. Mačiau, sakau. A jis sako, čia nieko nepagalvoja, te ką man galvoti. Aš galvoju, kur čia sėti, sakau, kur sėti, sakau, kur pjauti, sakau, o kad ten paminklas stovi, aš tikrai nepagalvojau. Mačiau, paminklas, kryžius, bet sako, Lietuva, krikščioniškas kraštas, šietoje daug yra, sakau, kas stovi paminklas, o kai nueini į kapines, netgi bolševikai savo pasistato paminklą katalikišką. Čia, kad tu nejuokauk, mes rimtai sako, mes biurą nutarėm, partijos komiteto rekomendacija buvo, nutarėm tą paminklą nuversti. Nes jis netinka, jis su kryžiumi ir dar plus reiškia, tai yra Lietuvos savanoriai kovojo su bolševikais ir išvyrė jos iš šėtos, nuvyjo ten toliau už Daugpilio nerą. O kaip, sako, tie paminklai? Tai sakau, yra paminklai, kurie istoriją įvertina ir jie yra istorijos saugojami. Ir prie jų turi būti pritvirtinta dargi, kad tas paminklas istorijos saugomas. Va. Ir nutilo ir daugiau niekas nieko nedarė. Bet buvo tendencija ateiti, kaip sakant, pas mane, kad reikalinga griauti. Va. Bet va tas pirmas paminklas, kurį aš paminėjau, tai buvo jau toks, žinote, jau, o šitam, kaip sakant, jie mandagiai, kaip sakant, atėjo, ar galima, kaip sakant, va, kaip jums atrodo, griauti. Mes norim nugriauti, jis nereikalingas čia, jis atgyvenęs savo panašiai. Aš sakau, pona gerbėmėjai, draugai mėgiamėjai, sako, neprisivirkite savo košės, sakau. Kiekvienas paminklas, kuris stovi, sakau, 100 ir daugiau metų, o ten Montvilų pastatytas paminklas buvo, sakau, čia yra toks reikalas. Tada jie išsiaiškino ir nutilo. Ir daugiau pas mane neatėjo. Marijos nenorėjo ten prie Mitėniškių, kur Marijos statulėlė tokia stovi. Nu, ne statulėlė, ten statula. Nu, jo statula, paminklas jo, nenorėjo nugriauti tos statulos. Šitą aš tik girdėjau tik tiek, kad ten buvo kolūkis pirmininkas Lapė. Kad tas Lapė reiškia, nežinau, ar jis gyveno ar negyveno, už mane jaunesnis buvo. Va, atėjo pas mane, sako, tavęs, tarp mūsų, sako, kalbant, sako, buvo atėję, sako, va, pas jūs, va tą, kaip sakant, paminklą griauti. Sakau, aš paaiškinau, kad čia, sakau, yra istorinė vertybė ir matomai stovi paveldo, reiškia, kaip paveldas, reiškia. Ir čia baudžiama įstatymų jokų. Sakau, aš jiems paaiškinau, jie netikėjo. Po savaitės, sako, paskambino, čia menkavertis, numoja ranką jau. Va. O čia mane įsisteiravusi. Sakau, aš nežinojau, kada statyti. Čia, sako, čia tą paminklą, kaip sakant, statė Šėta, tie dvarininkai, o tie dvarininkai buvo įtakingi, tokie dvarininkai. Jie turėjo Panevėžy savo netgi banką. Va, turtingi buvo. Apie jų gyvenimą, jų ten tą visą veiklą yra parašęs, yra Mitėniškio ten būrelis toks, susiorganizavęs, parašęs ir parašė apie mano, kaip sakant, atsiliepimą apie Kalantos susideginimą. Tai va, mes su juo pakalbėjom ir jis daugiau man nieko nesakė, matomai nutarė negriauti ir paliko. Man pasakė, kad yra ten toks paminklas. Sako, neprivažiuojant Mitėniškio mišką, po kairę pusę stovi paminklas. Kad aš nemačiau, sakau, tu, sako, pasižiūrėk. Man šit pasakė mykštą. Mykštą, va, tu, sako, pasižiūrėk, va. Mykštą bokšte buvo bažnyčios kažkoks ten tarnautojas, va. Nu, aš nuvažiavau. Nuo Šėtos ten turbūt kokie kilometras geras, va, gal nėra, gal daugiau. Nu, aš žiūriu, kaip sakant, akacijom apsodintas akacijom. Aš pratvėriau tas akacijas, žiūriu,
o taip nuo žemės, nuo žemės o tiek pakilęs, o taip vat nuožuliai, tas vamyklas stovi, o taip nuožuliai, masyvus, o tokio pločio, va, eina, bet jis kyla į viršų. Va. Ir ten pritaisyta lenta. Ir ten toj lentoj parašyta, kad čia įvyko kautynės su bolševikais. Ir bolševikai sustabdė, tai bolševikai buvo sulaikyti, Lietuvos savanoriai, va, ir plus tada Panevėžio savanoriai buvo prisijungę, reiškia, sumušė ir kaip sakant, nuvijo juos. Va. Tos visus, kaip sakant, sužalotus, kurie žiūri lietuviai, va, juos atvežė į Kėdainius. Va. Pradžioje palaidojo Kėdainių Kauno gatvės kapinėse, vėliau Dotnuvos Kauno kapinėse, reiškia, buvo vietos, atskyrė ir ten palaidojo tos visus kariškius, kurie žuvo. Va. Stebėjosi bolševikai, kad surinko Lietuvos kariuomenės, kaip sakant, va, įsakymų, va, surinko į žuvusius bolševikus, jie nespėjo paimti, atvežė, bet jau šone iškasė duobę ir ten palaidojo. Tai sako, kaip čia dabar priešą palaidojo? Tokia yra tradicija. Sako, taip turi elgtis, o mirties visi lygus, visi jie yra Dievo draugai. Va. Tai va tokia istorija. Nu, kągi jau daryti. Parašiau pareiškimą, žinote, aš 27 metų gimimo, jau atstoviu ant grynai metų, kaip sakant, slenksčių, kuris įveda jau į šimtmetį. Va. Ir va, aš dėkoju Dievui, kad per visą gyvenimą buvau drąsus, niekur neįkliuvau.